Sveiki, mano pareigos yra apskaitos ir finansų specialistė. Baigiau L3 ir L4 kursą. Po metų pertraukos grįžau pabaigti L5 kursą. Pradedantiems naujiems klausytojams, naujiems pasiryžusiems mokytis, patarimas būtų toks, kad rinkti šitos kursus, nes pagrindinis kriterijus viso to yra daug praktinių užsiėmimų. Ir kas labiausiai man patiko, tai dėstytojų kompetencija, dar praktika. Praktika, kuo skiriasi nuo universitetinio mokymo, ko pritrūko universitete, ko pasekoje per 2 metus universitete užpildžiau vieną pinigų srautų ataskaitą, čia užpildžiau jų gal 20 įvairiais pjūviais. Ir dar, kad labai tiesiog davė tą tokį pagrindą toliau kažką keisti, daryti, intensyvinti veiklą profesiniai srity. Tai nuoširdžiai rekomenduoju rinktis. Aš esu vyr-buhalterė vienoje didelėje kompanijoje. Dabar baigiau L5 kursą. Prabėgo 4,5 mėnesio, atrodo kaip kelios savaitės, įgyta labai daug žinių, nauja patirtis, sutikta daug įdomių žmonių, su kuriais ir dabar tęsiam bendravimą, diskutuojam profesiniais klausimais ir manau, kad reikia net nedvejoti, eiti į šitus kursus ar neiti, nes darbo rinkoje tokia patirtis yra labai vertinama. Tai jūsų šansas ir jūsų karjera ateityje.